Sveiki atvykę į jau antrąją Bartuševičius ir paralimpiečiai dalį ir skirtingai negu pirmojoje šį kartą mes kalbamės jau po sporto. Nemiegam! Šiandieną susitinku su golbolo rinktine ir aš jau esu išbandęs golbolą, jau esu atlaikęs kelis smūgius ir net įvartį esu įkalęs, bet apie tai šiek tiek vėliau. Kaip ir prieš tai rungtyje, taip ir šį kartą noriu pakalbinti mūsų šiandienos svečius. Turiu jiems išbandymą, o jų išbandymą aš jau įveikiau, apie viską pakalbėsim ir dabar aš tą progą ir sveikinuosi, sakau sveiki mūsų Lietuvos pasididžiavimų golbolo rinktiniai. Bravo! Gerai, dabar man papasakokit, aš žinau šitą informaciją, bet vis tiek negaliu patikėti ir kai klausia, aš vis tiek netikėsiu jūsų atsakymu. Kiek žmonių žaidžia golbolą Lietuvoje? Golbolą žaidžia visi čia sėdintys, soliukas. Viso labo 7 mes čia esantis žaidėjai žaidžiam golbolą. Ir jūs vis tiek esat pasiekę įspūdingų pergalių. Gali dabar, žinokit, ta vieta, kur vieta jūsų reklamai, tai girkitės viskuo, ką turit. Kas yra paskutinis iškovotas dalykas jūsų? Paskutinis tai buvo Europos čempionate antra vieta. What? Kodėl tik antra? Nes neiškovota pirma. Ai, nu logiška, gerai, bet... Du faktoriai yra, kad neiškovota, o kita, kad buvo ukrainiečiai mūsų finalo žaidėjai. Tai reikėtų šitas apsaugas apsimauti po kelniam. Gal turit su didesnė apsauga šiek tiek? Ne. Irgi Elas. Čia Elas yra? A ne? Tai tada XL man reikėjo visgi. Tai aš neturiu XL daugiau. Gal susitariam, kad į veidą nemetam? Susitarti galim, mažą ką gal tikrai nepataikysim. Ir nespėjau nusukti veido, galvą. Man nosis kraujas bėgo, Jėzau kažkaip skauda. Grįžti namo, nepareina, sakau, reikia kažką daryti, per akidobris kilo. Iš vienas smūgė. Aš nesupratau, kam aš pasirašau. Tai mano broliu irgi šampulis kilo, kai išvažiavau. Bet mes ramiai, viskas gerai. Kuo golbolas skiriasi nuo kitų paralimpinių sportų? Jo, tai čia vienintelė komandinė sporto šaka, kuri yra sukurta akliesiems ir silpnaregiams. Nes visos kitos yra tiesiog paimtos iš sveikųjų ir jau pritaikytos. Prieš tai, kai mes žaidėm, aš irgi pastebėjau ir norėjau sakyti, kad kodėl ne visi dedasi raiščius ir ne visi akinius susidėję. Ar yra kažkiek nustatyta, kad turi būti vienas aklas, vienas silpnaregis ar kažkas tokio, ar nėra tokio nustatymo, nes kuomet užsideda raištį, visi yra lygus ir nėra tokių dalykų? Turi būti visi su akiniais, tik tai treniruotės metu, kadangi aš visiškai nematau, todėl žaidžiu be akinių. Okay. Bet šiaip privalėčiau aš juos dėvėti visada. Esminis klausimas man. Kaip jūs suprantat, kurioje vietoje kamuolys yra? Kamuolys yra su garsu. Jisai skleidžia garsą iš savęs? Jisai skleidžia garsą. Bet jūs neturit jo? Dabar visi žaidėjai žino, kur kamuolys. Tai dabar... Čia manęs nemažai toje gynyboje. Nemažai. Gerai, uždimsi daug plotą. Centras, ne? Jo. Tai kojas turi ištiesti. Dabar girdi, kad kamuolys atlėkia į kampą. Ir padaryk bloką, lyg kamuolys lieda. Va čia. Sakyk, kada? Op! Neblogai, veidas uždengtas, viskas tvarko, jį tai dar užsidėjai. Kairė! Dešinė! Labai gerai. Pasusiras kampą pirmą, kampą, vo. Taip, ūsas, ūso pradžia. Atvaro, klausykis. Medika! Man sunkiausiai būdavo dėl baimės. Man baimė buvo pats sunkiausias dalykas čia, nes aš eidamas žais golbolą, aš nesitikėjau, kad bus tai baisu, kai tu užsimerkęs, tu esi tamsoj ir tu nesupranti, kurią tavo kūno vietą tuoj pareis koks 5 kg per valandą, visai nemažai sveriantis kamuolys. Kas jums buvo tas didžiausias iššūkis golbolė, kas jums čia... Kur ilgiausiai straglinot, kur ilgiausiai ką tobulinot labiausiai? Tai man labiausiai buvo, kiek tu bežaistum, vis tiek baisiausiai yra, kai tu girdi, kad kamuolys eina tau link klyno ir tu vis tiek priguli, nes bijai gauti į kiaušus tiesiog. Taip. Tai kažkaip vis tiek yra tas savigynos instinktas ir vis tiek priguli ant pilvo, kad saugo. Nu ir ginasi kaip pliaže. Kartais to net nejauti, jau smegenyse yra, kad ten kažkur ten vatais jo ir guliesi. Aš beveik garantuoju, kad toj medžiagoj, kurią mes turėjom ir kur filmavom mane žaidžiantį, bus galima matyti, kaip aš visą laiką, kai išsitiesiu, aš vieną koją prilenkęs būnu ir vis tiek biškai saugus.
kai aš prisimenu, kad reikia ištiesti, aš jau ištiesiu, bet iš pradžių yra instinktas, kuris sako, tik neatidenk kiaušinių, tu žinai, ten nemažas plotas, ten galim pataikyti. Pirmasis treniruotės, pusę metų treniruotės, aš grįždavau namo, žmona sakydavo, kuris tau šitas mėlynės įstatė? Tikriausiai Nerijus. Nemiegam! Mes gerą. Davai, reikia žaisti, Labai geras buvo. Bet apsigynė. Apsigyniau. O turit kažkokių prietarų važiuodami į, tarkim, paralimpinį? Arba tradicijų kažkokių gal? Uno žais. Jo, mes tokia... Ne, čia Uno toksai laiko prastumimas. Jo, aš dabar galvoju, ar galiu klausti, ar negaliu. Galiu, ne? Klaus, kaip jūs žaidėt Uno? Tai brailio raštu jau susirašom kortas. Galvoju, bet taisyklių tiesiog varo. Ne, yra tokių, kurie ir sukčiauja, aišku. Kai akli žaidžia, žinai, esam ir prigavę, kad sukčiauja. Netyčia. Oi! Su baudiniais ir be. Oi, kaip nejuokaukit, vyrai! Tu buvo toks pritūpęs. Klausykis, į kurią pusę eina, ar į kairę, į dešinę. O kas yra jūsų didžiausi konkurentai, kas dar vagia iš jūs žmonės? Lengvoji atletika galbūt. Mes tik tai Juozą prisikvietėm. Mes galvojam, kurį kartą reikia vinių, man tam... Jo, lengvoji atletika turbūt populiariausia yra. Jis legionierių gavot iš Nu, dar plaukimus. Vieną nukniaukiamą Juozą, tai. Welcome to the dark side. Jis čia da. Kai, vat ir turim bairių, vat. Ai, pabėgo! Turiu! Atsistok į rankas pato. Mesi? Gerai. Jo, gerai, dabar pavarysiu ją. Davai. Stop prie vartų, Yes. imk kamuolį. Yes. Biški galit patriukšmaut gal. 1-1 mes tik tai? Okei. Aš suprantu, kad turbūt laimėti paralimpinės yra kiekvieno svajonė, bet kas dar yra, kokia svajonė susijusi su golbolu? Prikelt į Lietuvoje antram gyvenimui ir prikvies, kad būtų daug komandų ir būtų galima ruošti turnyrus, išvažiuoti kažkur pažaist, nežinau, ar turit ką nors? Aš manyčiau, bent mano svajonė jau vienas iš senesnių žaidžiančių, sakykime, mano svajonė būtų surasti naują komandą, bet čia, manau, beveik impossible. Ar turit, jūs žinot, kad jie girdi jūs, ne? Jo. Surinkti jaunimą ir perduoti tas žinias, kurias mes gavom iš praeitų kartų. Aha. Ir kad ta sporto šaka nenumirtų Lietuvoje. Viena smagiausių mano dienų šiais metais. Ai, ne, Romai, kai buvom, buvo smagiausia, bet čia irgi labai gera. Aš dar pilnai nemačiau, bet aš jaučiu, kad man dega. Golbolas. Play. Mes atkeliaujame tiesiai į raustų užduotį ir mes pasiruošėm vieni apie kitus bairių ir taisyklės labai paprastos. Aš sakau bairį, golbolo rinktinė sako bairį ir tikslas yra nesusižvengti. Susižvengi, prarandi tašką. Bet ne dėl taškų mes čia susirinkom, o dėl to, kad aš jūs sutriuškinčiau. Taigi, pasiruošę? Negirdžiu. Važiuojam. Važiuojam. Nerijus Montvydas. Nerijus, esat antras Montvydas, kurį aš pažįstu, kuris dabar nebemato savo žmonos. Nu, taip. Aš taip dar patikslinčiau. Aš jos iš vis ten sumatęs.
Jeigu pažiūrėsite į Mantą, aiškiai suprasite, kad Manto žmona gali žaisti golbolo rinktinėje. Ok. Jeigu tu čia apie tave, tau linkėjimai. Juozai, turiu tau bairį. Klausau. Jeigu tu būtum gėrimas, būtum matė. Tinka, ne. Aš mačiau, kad kai kurie jau tikrai žvengt norėjo, bet tik iš pagarbos tau nežvengia dabar. Okay. Gal aš aklas, bet paklausęs Manto bairių, matau problemą. Tu Juozai turbūt nematai, aš nežvengiu. Gerai, važiuojam toliau? Gerai. Važiavau su Justu mašinoje, tai labai ilgai užtrukom, nes visą laiką pakliūdavom į akligatvį. Bet jau Juozas juokiasi ir kiti gali reiškia. Ja, viską. Aha, gerai, toliau. Tai smagu buvo susigrumti su tavim mūsų sporte. Dabar gal būtų gerai susigrumti tavo sporte, dešrainių valgymą. Kažkokį ketinimas girdis bišti. Jų neina net išdurt, nes jie girdi viską. Gerai, varom toliau. Į kitos mašinos galą įvažiavęs neregys aiškino, kad tas žmogus pakliuvo į jo akląją zoną. Vėl tu nusiekiai. Turi, mačiau, kad pralaužė po vieną iškrito. Kas čia vairuoja? Tai? Kaip kortų namelis sugriuvo golbolo rinktinė visa. Aha. Susileido. Kai pamačiau, kaip Manta žaidžia golbolą, tai antrą kartą pakau. Apakęs. Aš tai buvau apakęs, kaip man tai žaidžia. Kas čia vyksta? Sak mane dabar jau visi išėlės raustas. Ei, gerai, laikomės taisyklių. Yra šiokios tokios taisyklės raustas. Nu, gerai. Man tai žinai, kuo mes esam panašus. Mes visi negalim matyti savo penio. Gerai, turi viskas. Sulaužė mane. Ačiū jums, vyrai. Ačiū jums.